Sveiki, aš Ilona Juciūtė ir vėl sveikinuosi iš pajūrio. Ir šiandieną noriu Jums parodyti, kaip pasigaminti didelį puodą maisto lietuviško sotaus. Tai bus šonkauliukų troškinys su bulvėm ir su daržovėm. Taigi, puodas kaista ir man reikės apie kilogramą šonkauliukų, kuriuos aš pagardinsiu lauro lapais, druska, pipirais ir pamarinuosiu. Jūs galite tai padaryti iš vakaro. Taip, viską permaišau. Galite pasiruošti mėgiamą savo kiaulienai skirtą marinatą. Ir dabar į puodą pilu aliejaus. Aliejaus nepagailim. Ir dedu šonkaulius. Juos mes gražiai apskrudinsim. Ir tada dėsim daržovės. O iš daržovių reikės svogūnų, morkų, iki pusės kilogramo česnako, taip, ir tikrai nepamažinkit. Apie 1,5 kilogramo bulvių. Žinoma, kiekiai priklauso nuo jūsų svečių, valgytojų skaičiaus. Ir paprikos reikės dar, ir vandens. Ir aš dabar subersiu svogūnus, kad kartu viskas ten čirškintųsi. Kol apkeps svogūnai, aš noriu susismulkinti bulves. Labai jų smulkinti nereikėtų, nes jos sukris ir suvirs. Tai tiesiog į 4 dalis. Vėjas kedena plaukus, kaip smagu gaminti gamtoj. Tai šiam troškiniui labai tinka ir grybai. Todėl būdami tuo pačiu gamtoje galite pasigrybauti ir gaminti troškinį su grybais. Ir dabar palauksiu, kol viskas gerai apkeps, tada bus eilė morkom, nes morkos kiečiausios. Jom reikia daug laiko, bulvės bus pačioj pabaigoj. Taigi aš einu pabraidyti. Maždaug 10 minučių jau praėjo ir mėsytė su svogūnais labai gražiai susidraugavo ir apkepė. Pamaišau. Ir pats laikas sudėti morkas ir papriką. Leidžiu šiek tiek pakepti ir beriu bulves. Supilam vandens, kad apsemtų bulves. Taip. Ir uždengiam dangčiu ir leidžiam pusvalandį, tai tikrai, kad viskas ten suvirtų ir sušustų. Pusvalandis jau praėjo, o prie jūros jis tiesiog prabėgo labai greitai, taigi noriu pasižiūrėti, kas čia puode. Oi, bulvytės jau suvirė, taigi supilkite česnaką. Uždengiu puodą. 5 minutės galit ruošti lėkštutes ir šaukštus ir galėsim eit valgyti. Taip. Druskos aš nepagailėjau. Bet troškinys šiek tiek ir turėtų būti toksai sodraus skonio ir šiek tiek surokas. Labai skanu, na, o mėsytę pasilieku pabaigai. O jums visiems skanių kepinių, skanių gaminių gamtoje ir iki kito susitikimo jau maisto klubo virtuvėje. Iki!